Sveiki, mėly liūtai. Na, karališkumo šią savaitę tai mažai pajusite ir iš tikrųjų tai yra kovos už buvę periodas. Na, liūtam tenka ir tokie išbandymai. Patys žinote, kad be kovos nėra vadovavimo. Na, bet kova turėtų būti arba atidėta kitai savaitai, ar netgi porai savaičių, nes šis metas tikrai jums netinkamas nei kovai pradėti, nei ją tęsti, nei ją baigti. Na, aišku, sakoma, kad geriau bloga taika negu geras karas, bet taip jau vyksta pas jūs horoskopė šiuo metu, kad ramybė, tyla, kaip žmonės sako, tyla gera byla. Taigi tylėkite, niekur per daug nesireikškite, nes tikrai galite truputį net nukentėti dėl savo įsitikinimo ar pažiūrų viešinimo. Ir tai nesvarbu, ar užimat labai aukštą postą gyvenime, ar socialiai labai esate aukšto statuso, ar tiesiog esate eilinis pilietis Lietuvos, tai liečia visus. Na ir ką dar norėčiau pasakyti, kad taip pat vienintelė jums tokia užuovėja bus šeima, namai, arba tiesiog namai, katė, šuniukas, reiškia, na, tuos, kuriuos įvardinate savo artimaisiais. Jūs pamatysite, kiek daug džiaugsmo jums suteiks ir jūs vieną dieną galite pajusti, kad iš tikrųjų ne darbas svarbiausia, o ta vieta, kurioje jūs jaučiatės laimingu. Iki.